Va, šiandien kokia šlapia diena. Ačiū Dievui, kad nelyja. Radau valandėlę vieną kitą išeiti vėl savo maršrutėlį pasivaikščioti. Ir kaip visą tradiciškai noriu pasidalinti su jumis keletą minčių. Tai va, tai yra tokia istorija apie seną tėvą, kuris guli ligos pataluose, miršta žmogus senas. Ir savo sūnums jisai uždavė, tokią savotišką užduotį. Paėmė kokštelį surištą mažų pagaliukų ir savo sūnums liepė perlaužti. Vienas sūnus paėmė, bandė, neišėjo, antras, trečias ir kitas pats. Ir po to tėvas paėmė tą kokštelę, trišo šitos šniuriukus, mazgelius ir po vieną pagaliuką sulaužė. Ir pasakė savo sūnums: jeigu jūs būsit vieningi kaip šitas surištas kokštelis, niekas jūsų nesulaužys. Bet jeigu jūs būsit pavieni, tada jūs labai lengvai perlauš. Tai va, tą patį gali pasakyti ir apie tautą. Deja, šiandienos mūsų lietuvių tautai mažai vienybės. Ir pasižiūri socialinę mediją ir apskritai pašneki. Labai žmonės susiskaldė. Tas susiskaldimas buvo visą laiką. Jisai buvo visą laiką. Ir nuo 90 metų paimkime, ne visi žmonės rėmė sąjūdį. Buvo jedinstvininkų visokių, partinių visokių, kurie ištirpo Lietuvos visuomenė ir sėkmingai toliau bujojo. Ir mano didžiam nusivylimui labai daug žmonių, ne visi, bet dauguma gyvenančių lietuvaičių Anglijoje mirksta rusiškam dezinformacijos liūne. Nes aš kaip suprantu, UK ten su tais bliūdais gali visokius Первый Балтийский, NTV žiūrėt kanalus, o ten jau žmonėms ten jau darbą padaro rusišką dezinformaciją. Ir baigiant savo mintį apie emigraciją, apie Jungtinės karalystės lietuvius, aišku, ne visi jie, aš žinau pats. Ačiū Dievui, kad mes nepriėmėm to dvigubos pilietybės įstatymą. Nes pilietybė yra tas pats, kas santuoka. Santuoka su šitą žemę. Tu ištekėjai už šitos žemės, aš ištekėjau iš tos pelkės, perkeltinę prasme. Ir tu negali turėti dviejų santuokų. Musulmonų pasaulį gali, aišku, bet ant dviejų kėdžių netisėsi. Ir šitai mūsų žemelį būtinai reikia, kad kažkas toliau tęstų visą tą, sakykime taip, lietuvybės kelią. Ir būtinai reikia, kad žmonės suprastų, kad mūsų kelias yra tik su vakarais. Tas yra labai svarbu. Nes rusiškajam pasauly ten, mūsų kaimynų pusėje ten nieko nėra. Apart despotizmo, korupcijos, nusikalstamumo, chamizmo. Ir man labai liūdna žiūrėti, kaip Lietuvos verslas yra, ne visas verslas, bet didžioji dauguma verslininkų, kurio, sakykime taip, dirbo arba su gamtos ištekliais iš Rusijos pusės, Baltarusijos pusės, arba su darbo jėga iš ten. Ir aš duosiu tokį vieną pavyzdį, kas šiandien daros. Nenoriu minėti vardų, pavardžių, įmonių pavadinimų. Vieną mažeikių įmonėlę, kuri verčias montavimo darbais, suvirinimo darbais. Turi labai daug objektų Jungtinėje karalystėje. Ir vietoj to, kad samdytų etminius lietuvius, mokėtų, sakykime taip,
žmoniškus, normalius atlyginimus. Pradėjo vežti šniūrais žmonės iš Kirgistanų, Uzbekistanų ir mokam centus, o už padarytą objektą gauna, sakykime, vakarų Europos atlyginimus ir visi taip atlygį, sumą, kainą, kaip čia pasakyti. Ir visas tas skirtumas nusėda įmonės akcininkų ir įmonės direktoriaus kišenėse. Tas yra negerai. Ir kalbant toliau apie visokias Girtekas, Maximas, ten situacija yra iš vis dramatiška. Nes dauguma, didžioji dalis darbo jėgos yra iš rusakalbių šalių. Ir jeigu tu nori ten dirbti, tau yra privaloma mokėti, kalbėti rusų kalbą. Jie atvažiavę su tavim nei pasisveikinti neišmoks, pasakyti nei labas, nei ačiū, nei viso gero, jie akis įsprogenę tiesiog reikalauja, kad tu kalbėtum su jais rusiškai. Ir tas veda į negerumus, nes kartu su jais ateina minkštagalia muzika, knygos, nežinau, filmai visokie. O kartu su šitais dalykais ateina ir rusiška dezinformacija. Ir iškreipia visą realybę ir pateikia taip, kad mes esame rusiško pasaulio dalis. Ir vėl grįžtant prie dvigubos pilietybės, apskritai demografinės situacijos Lietuvoje. Kažkur skaičiau, kad 2050 metais Lietuvoje bus 2,3 milijono gyventojų. Aš esu tik už, jeigu tie 2,3 milijono gyventojų bus ne prorusiški vatnikai, o normalūs provakarietiški lietuviai. Ir šiaip tokia dar mintis viena, aš be galo džiaugiuosi, kad į Lietuvą ateina vokiečių brigada. Ir aš nuoširdžiai tikiuosi, kad su jais kartu ateis vokiškas verslas ir vokiško verslo kultūra. Su normaliai žmoniškais atlyginimais, be kažkokių lietuvių tarpininkų, neaiškių, kaip šitai manėlė iš Mažeikių, kurie pasiima pelną savo. Jie turi suprasti, kad tas visas atsisuks prieš juos. Kad, taip negalim, ta prasme. Mes turim būti vieningi, kaip tas pagaliukų kuokštas. Ir aš matau, kaip žingsnis po žingsnio, rusiškoji GRU ar Baltarusijos KGB tos šniurelius atrišinėja tos mazgelius ir laužo tos pagaliukus po vieną. O, pavyzdžiui, pasižiūrėkit šventinėjos retoriką apie šaulius, apie savanorius. Aš likau nustebęs dėl vieno savo, kaip pasakyti, draugo. Aišku, žmogus yra iš kaimo, jisai, sakykime, nėra labai išprusęs, bet visas tas priešiškumas pas jį šaulių ir savanorių atžvilgių atėjo iš Facebooko, iš Švenčionienės, iš Kiguolių, iš visų tų prorusiškų veikėjų, kurie atlyginimus gauna kiekvieną mėnesį iš GRU. Aš netikiu, kad jie savo iniciatyvą, savo valią atsisėdę ten visokiose studijose tenais mala visą tą dezinformaciją. Ne, jie gyvena iš ten, jie yra ant kabliuko, jie yra žlugę žmonės. Jie nebeturi kelio atgal. Jų taip nepaleis nieks. Tai vat. Ir kito kelio nėra. Mums tik tais būti su vakarais, būti politiškai aktyviems, nepasinerti dezinformacijos liūną. Tiesiog jūs patys matot, ES atnešė daug Lietuvai. Turim saugumą ir mūsų apskritai, grįžtant labai greitai dar, mes turim būti labai dėkingi čečėnams. Nes rusai buvo labai suvargę su čečėnais beveik 10 metų, nuo 92 metų iki 2000, kada Putinas atėjo į valdžią. Rusai buvo užsiėmę Čečėnijoje. Ir 2004 metais
mes prisijungiam tiek prie NATO, tiek prie Europos Sąjungos. Nu, čia bus kito video tema galbūt. Padiskutuosim to meto geopolitinius įvykius. O šiandienai tiesiog tiek. Būkim kaip pagaliukų kuokštas. Stiprus, vienas kitą palaikantis ir būtinai turim būti su vakarais. Nes pasaulis už sienos rytuose yra kaip šita pelkė. Liūnas. Iki. Ačiū už dėmesį. Sėkmės jums.